stebėti Ievos Gylės spaudimą netgi nuo R8. Paėmė ir pirmukas ir sako, ką ten su dizeliu greitį padarysi. Tai galiu pasakyti, kad greitį tikrai. Darius Norkus padarė 9 sekundės 93 šimtosios kertant finišo liniją. Vienas 3.16, kitas 3.18. Ir Darius Norkus su mašiniu BMW, kuris krauna šiandien areną. Nu tai ką, pasižiūrime. Kaip aš sakiau, yra ta visieną mes turime važiuoti į staižą. Darius su Nikolu turi 12 šimtųjų persvarą reakcijos laikė. Trasos vidury taip pat greitesnis Bimbolas. Ir sveikinimai Dariui Norkui. Visako yra greitesnis. Tikrai geresnis, 11.03. Šiandien Darius pirmasis per kvalifikaciją, kol tu buvai turgų Javų pasižiūrėt, Darius pirmasis išlipo iš 10 sekundžių. Nu, tai kas yra labai gerai, nes reikia pataikyti 9,9 sekundės savo klasėje. Šiaip realiai per savo komentavimo karjerą niekada nesumatęs, kad pirmukas Bembos aplenktų GTR ir dar dizelis. Ir 9,94.